Žino, kas buvo pirmasis prekeivis žmonėmis, kuris buvo pasiūstas už grotų. Tai buvo policijos pareigūnas atsakingas už būtent kovą su prekyba žmonėmis. Aš paėmiau jų pasus, bet tam, kad nepamestų, jais negalima pasitikėti, jie galėjo pamesti ir jie galėjo likti be dokumentų. Ir prokuratūrai tinka tokie aiškinimai. Ir tada tu turi reikalų su visiškai kitais žmonėmis. Mes rašom straipsnį, jie taip pat rašo straipsnį, kad ne, čia viskas ne taip, aš norėjau padėti šitiem žmonėm. Vilniuje Kenijos siuvėjos buvo laikomos siuvyklėlėje ir po 1,5 metų praktiškai jos ten vergiškom sąlygom dirbo. Jisai sumokėjo ten $6,000, kad patektų į Lietuvą, o čia pateko tiesiai išnaudojimą. Tai jisai ten jo paskola auganti, suprantat, čia jisai neteko sveikatos tuose baisiuose reiduose tarptautiniuose. Kokio solidarumo mes galim iš jo norėti? Šiaip įrodymus pilnai gali duoti žmogus, kuris atsistojęs ant kojų. Tai irgi faktas kaip blynas. Sužeistas visiškai žmogus, jisai negali reflektuoti iš viso, kas įvyko. Jis neperneša tų visų ilgamečių procesų. Aukos sutikimas daryti tam tikrus veiksmus, jis yra nesvarbus. Ir tai yra labai aukštas slenkstis suvokti šitą momentą. Mes visą laiką ieškome, tai žinojo auka ar nežinojo. Ir štai įstatymas sako, įstatymė parašyta, jeigu buvo panaudotos tam tikros poveikio priemonės, nesvarbu, kad auka sutiko būti išnaudojama. Jų yra daugiau, tačiau tai čia kažkodėl visuomenės tie visi šaukliai susisuko labai gerus lizdus šitoj temoj. Ir nežinau, ar tam, kad čia, dar vienas toks pašiurpinimas, kad ar žinot, kad vaikus grobia ir ten parduoda ir taip toliau. Tai yra, kai tu gali taip šiurpintų kažkokius tikslus lengviau pasieki, ar kas čia yra, ar čia mes šiaip tokie kažkokie siaubo filmų prisižiūrėję per daug esame.